Labą dieną. Dar vieną video padarysiu. Važiavo ir atvažiavo pas mane vat žoliapjovė. Tuoj parodysiu. Va, tokia. MC Kulok, kaip aš vadinu MC Kulokas. Tai prieš istoriją tai buvo tokia, kad naudojau, stovėjo pakrūmiai, paskui sugalvojau užsivest, nebeužsivedė, numečiau, šniūras nutrūko užvedimo, rateliai nesisuka, nu ir šiaip reikia sužiūrėti viską jai, kad jinai dirbtų, kaip sako, rogės reikia ruošti vasarą, o žiemą ruoštis vasarai. Tai va, trumpai pasakysiu, čia 2 taktų varikliukas. Ką pradžiai jam pažiūrėsim, tai kaip aš visą laiką, jeigu mane stebi, tai žinot, filtrai. Jau dabar matau, kad filtras va, taip gražiai atrodo, kad net šaunu. Žvakės, tepalai, dažniausiai tepalai sustingę jau būna tokių žoliapjovių. Peilis garantuotai reiks galas arba netgi naujas dėt. Trosai sužiūrėt. Ir jo bėda sako, kad ratukai nesisuka. Tai dažna savaigių bėda išdyla dantračiai. Kai kurių būna bėda, kad trosas pasitampa nuo naudojimo, tada reikia paverž, bet šiai žoliapjoviai kaip ir paveržimo nelabai yra. Tai matysim, ką čia galima su ja pagaminti. Gal pavyks prikelt antram gyvenimui. Na, pradžiai tai reikia pakeisti užvedimo virvutę, kad galėtume toliau žiūrėti. Na va, išsiardžiau savo žoliapjovės užvedimo mechanizmą ir štai žiūrėkit, kas čia darosi. Susisukus visą spyruoklę, teks naują užsisakyti. Tęsim darbus toliau. Nu ką, pakeitėm užvedimo virvę ir spyruoklę. Spyruoklę tai buvo, tuoj parodysim, čia turime. Štai, užvedimo spyruoklė ant tiek buvo susisukus, kad net neveikia mechanizmas. Dabar įdėjom kitą spyruoklę. Veikia. Parodysiu jums dažna bėda, kodėl žoliapjovė nesikaria. Kaip ir minėjau, kažkur buvo kalta ir štai prašokęs degimas.
Va šitą daiktą reikia visą su specialiu įrankiu nuimti, įdėti naują šplintą ir, manau, turėtų veikti kaip priklauso. Tai ką, darbuojamės toliau. Dėsim naują filtrą, ištepiam truputį prieš tai, bet naujas ir naujas.